Šiandien testuosim žvejybinės prekes iš Temu. Žiūrėsim, ar su Temu įranga galima pagauti žuvį ir ar tai yra realiai veikiantys daiktai, kurių jums reikia. Ieškokite kodo arba spustelkite nuorodą, kad gautumėte 200 eurų kupono paketą. Pavesti kodą reikia ne čekiaute, o į paiešką. Tai arba vedate kodą, arba tiesiog spaudžiate ant nuorodos. Nuorodą kartu su kodu rasite aprašyme ir komentaruose. Prisistatykit. Nu tai labą dieną, esu Lauras, iki Lauriukas. Sveiki, jūsų vardas? Mantelis. Jūsų vardas? Valdelis. Mano vardas Edgaras, Easternas Ernestas. Jūsų žvejo patirtis? Mano žvejo patirtis su metodu ar apskritai? Apskritai. 6 metai. Ir ko šiandien tikitės? Laimėti turnyrą bei pagauti Big Fish'ą. Žvejo patirtis? 2 metai ir 5 metai Lauriuko mokymų. Ko tikitės šiandieną? Pagauti karšį, didelį, bent porą kilogramų. Nu ir laimėti prieš šitos 3 mauglius. Jūsų žvejo patirtis? Porą žvejybų gal. Prieš 10 metų. O kaip nusteikęs esat? Teigiamai, pagausiu savo svajonių žuvį šiandien. Kokią būtent žuvį pagausit? Kokią žuvį? Atlantinę lašišą. Patirti žvejyboje. Kažkur apie 5 metai, taip. Ką šiandien tikitės pagauti? Aš tikiu, kad ant Temu įrangos aš pagausiu vieną žuvį. Aš manau, kad nugalėsime mantą ir pasimsime žvejo ZC Team taurę. Mes čia turime saugiai lang. 300. Saugus langai. Iš Temu. Meškerytė. O tai važvejosim šiandieną. Bus gero kliovo, gerų kibimų, aš tikiu. Bet aš žvejoju dabar su naujoku žveju, tai jisai gali užmesti labai blogai į mano pusę. Bet mes komandai, mes esam vienoj, todėl čia bus gerai. Va, jo, jisai su savo meškeriam, aš su Lauriuku ir Valdu žvejojam ant Temu, o tokių meškeryčių. Rekomendacijose buvo parašyta, kad labai geros meškeris, tai mes pasižiūrėsim. 120 gramų iš tikro karbono. Iš tikrųjų, bent jau tai prašom. Po to kerytė. Turėtų būti visai nebloga, aš manau. Va tokia vat. Mes duosim savo komandos nariams. Prašau. Ačiū, Saulytė. Dabar reikės mums sistemėlę. Nu, kabliai tokie didoki, gal biški, nors 10. Valų daug yra pas mus ant zapaso, jeigu reikės. Nu toks, anoks čia. Visokiausių naudojam. Nu čia ryte, jeigu labai ant zapaso reikėtų, bet čia jau didesnė. Čia man reikės. Tau neduosim. Nežinau, tau neduosim jo. Čia tų valų mes turim milijoną. Tokias sistemėlės ant metodo, kas žiauriai patogu yra. Ir išvys toks komplektukas. O, granatų. Jo, granatų. Pažiūrėsim. Ar Temu eškerė sulūš iš pirmo karto. Aišku, čia šitą reikėjo galbūt nusimt, bet po pirmos žuvies. Eik, tu ledas metas. 5 iš 5 užmetimas iš tikro. 5 iš 5. Ledas. O čia mes turim dar iš Temu labai patogų daiktą. Stalas. Čia gali pasidėti, pašariuką gali pasidėti, ką dar, telefoną gali pasidėti, jeigu nori. Va, užsidedam mulberį kol kas. Iškitai va, užsimetam, paspaudinėjam, ledas. Meškerytė paruošta metodukui. Bandom mesti. Op. Gerai, va. Liuksas. Liuksas, tai va. Žodžiu, šiandieną žvejojamės tik tais ant metodų. Mantelis žvejoja ant 2, o mes su Temu geru žvejojam aš vieną, Valdas vieną ir Lauriukas užsimetęs vieną ant Temu ir vieną ant savo. Skaičiuosim jo tik tais vieną, pažiūrėsim ar su 3 nugalėsim Mantelio 2 meškerės. Kol kas buvo kibimukų tokių lengvų, bet neužkirtom. Gal išeis užkirst ant Temu sistemėlių. Šiaip kabliai nėra patys aštriausi, bet įmanoma, aš manau, užkirst. Nu, pažiūrėsim, bet tik pradėjom, realiai čia praėjo tik pusę valandos. Bet gera žinia ta, kad mantui išvis nieks nekimba. Net nekabina.
Kaip tai ne? Nu, buvo kibimų, Buvo. bet kol filmavom, taip ir pramazinau. Kepurė irgi iš Temu. Rekomenduoju. Mantelio akiniai iš Temu. Naudoju irgi. Rekomendacija. Jo, šiaip tai kas man labiausiai patiko, tai jaučiu kuprinę. Už pigiai. Žiauriai talpi. Čia viskas telpa realiai. Vo. Yra. Ui. Yra. Vai, temkė čia. Jo, man atrodo, kad yra. Palauk. Yra. Ant Temu hebrytė meškerės. Ant Temu meškerės hebrytė pirmas žuvis. Kas tai bus? Aš spėju plakis. O kas tai bus? Plakis. Plaki? Nebėra. Eik tu na. Tai tikrai buvo. Tikrai buvo. Bazarą duodu buvo. Bazarą duodu buvo. 100% buvo. Jaučiau žuvį. Nuėjo vėl. Nieko, dar pasiseks. Nu kaip tau, lauriukai, nuotaikos. Kaip kimba? Gerai labai. Gerai? Kiek mes čia sėdim? Jau kokias 5 valandas. Kiek pagavom? Tik Zagaro mantelis pagavo, kiek žinau, ir jo, tiek pagavom. Tiek vat pagavom, vat super. Super klas. 5 valandas sėdim jau. Mes pagavom, va tiek pagavom. Nu, patampimų buvo aišku, bet kažkaip šiandieną mums nekimba. Ant pašariuko tai vat kai visados, ant savo miksiuko tokio, jo. Patikimo, patikrinto. Jo, patikrinom. Šiandien kažkodėl nekimba. Nekimba šiandien mums su Jau sėdim, broliu. mėgam, karoči, dainuojas, Va, dainuojam. ateina Dimonas, apsauginis, eina Dinamonas. dinamonas. Įdegęs. Vieną žandą. Jum gal dum-bum reikia? Pasirodė, kaip tu čia atrodai. Palauk, šiukšlės reikšmės. Šiukšlės teisingai visados. Jo, hebra, o imkit pavyzdį iš mūsų. Nešiukšlinkit gamtoj, tausojam gamtą. Labai vat geras šiaip staliukas, nes galima prisirišti šiukšlių maišą, pavyzdžiui. Galima. Turnyras keičiasi, kas pagaus pirmą žuvį, tai tas ir laimės šitą turnyrą. Laukiam to vakarinio, jeigu nebus vakarinio, tai sugrįšim kažkur tai dar kartą, tai čia bus vidoso pratęsimas tikriausiai. Liūdnos dainos, čia ne zuikio dainos šiandien. Neblogos ir meškerės šiaip, bet vat, kad nekimba šiandien. Aš čia dar pagalvojau vieną dalyką. Išvažiavam žvejot, jau? Mes atvažiavam į žuvies teritoriją ir mes tikimės, kad jinai iškart užkyps mums. Kai mes atvažiavam jos medžiot, mums nieko nebus už tai, kad mes ją pagausim, jo? Nu. Tai todėl jinai ir nekimba. Nes mes atvažiavam jos medžiot, tai jinai slepiasi. Kas čia per teorija? Čia tokia teorija, kad mes norim sumedžioti žuvį, jinai nori pabėgti po mūsų. Kad mums pagauti žuvį, jinai sausumoj turi būti. Jo, tai gerbkime žuvis, nes mes esame predatoriai, o žuvis yra auka. Hup. Ant Edgos. Ne. Va, pas Valdą yra ultimate stovelis. Iš gamtos. Savos gamybos. Jisai gerbia gamtą, todėl jisai daro iš gamtos viską. Ar tai bus šiandieną legendinė žuvis pirmoji mūsų? Davai, lauriukai. Lauriukai, davai. Davai, lauriukai, varaina. Empi tą žuvį. Pasikūriam, čia tūkas pasikūriam, dabar pasikūriam. Ant stoikės stovim. Davai. Davai. Atsargiai tu. Pabiški, atsargiai. Vėlį tą padangą į viršų. Atsargiai, pabiški. Kur? O, yra. Kas čia? Tai kad čia išvys. Padanga. Va tai vat. Atsidarėm. Nugalėtojas, na, Šiandienos nugalėtojas. Va, čempionas šiandienos. Pirma žuvis ir paskutinė tikriausiai. Monstriška kova buvo tikrai. Kaip nuotaikos pagavus pirmą žuvį šiandienos? Nu, šiaip geras jausmas buvo. Jau galvojau, kad šapalas, salatis. Na kągi, mėly žiūrovai, aš toliau laukiu su kolegomis kibimų. Orelis, va, super. Orelis. Va, čia, žiūrėkit. Nueinat į Temuškę, galite įsigyti portelių, jo tokių. Kaip mazgus rištis. Labai geras daiktas, bet aš šiaip naudoju, va šitą visada naudoju. Va šitą va. Pats geriausias, pats lengviausias, žiauriai gerai laiko ir nenuplyšta.
Tai rekomenduoju šitą. O dabar duodu dovanų kolegai Instrukcija man. instrukciją, kad žinotų, kaip rišti, nes naujokas biški yra. Kadangi nekybo praeitoj vietoj, nusprendėm pabandyti dar kartą kitoj ir čia kibimų buvo daug. Žuvys priėmė mus šiltai ir parodė tikrą svetingumą. Sveiki, mes šiandieną grįžom į kitą vietą. Su komanda vėlgi išlėkėm, nes praeitą kartą nieko nepagavom. Gal šį kartą pasiseks kažkokį laimikį ištraukti. Šiandieną pasiėmiau ir dugninę paprastą, ir metoduką. Tai Temu meškerė ant metodo, o mano rimčiausia meškerė ant donkės, ant sliekiuko. Tai praktiškai visi taip pat žvejojam. Kaip tu žvejoji? Inlinas ir metodas. Ir ko tikės šiandieną? Šiandien tikiuosi žuvų bent. Ne kaip praeitą kartą vieną gaidį ištraukti ar 12 valandų. Tikimės, kad šiandieną kažkas jau užkyps. Ratmanas ant vienos temuškinės žvejoja ant metoduko. Orelis geras orelis, šilta. Aišku, vėjukas yra, bet galbūt nepatrukdys tas vėjas mums jo. Jeigu bus kibimų, duosim žinoti. Irma žuvytė ant sliekiuko. Bet neįskaitinė. Neįskaitinė, bet yra. Karosius? Ne. Ar labai reikia čia tas atšiokom? Ui, tu seni, pažiūrėk. Koja. Pirma žuvytė šiandien ant sliekiuko. Kojytė. Sačioka, vyrai, sačioka. Ten monstras sėdi. Ne monstras, bet yra kažkas. Tai nereiktų. Pažiūrėsim. Vaik. Dar vieną kojytę. Ar šapalas? Koja čia. Žodžiu, čia tukas, parašykit, ar čia koja, ar čia šapalas. Bet tokia didesnė biškį už praeitą. Bet kitokia pelekai negu. Antrą žuvytę, saskaitėlę, va taip judam. Tai Temu meškerytė eis ant donkės dabar, nes ant metoduko tai čia tušia. Moliuskų magnatas Valdas. Visą šeimyną. Žinai, šeimą partempė. Plius dar vieną koją. Ašariuką naudojam karosinį. Kolegos jo rekomenduota matelio. Kolegos toj parodysiu, kokį naudojam, tik užmėsiu. Mes ant magnetiko Lorpio Karas, Robak, Red Worm, Karasijo, bet mums kažkodėl kojos kimbo, ne Karasijo. Bet brangus pašaras, čia už 9 eurus. Čia yra formulė, Piotro Lorenzo formulė. 2 kartus pasaulio vice čempionas, Lenkų čempionas ir Europos čempionas 2 kartus. Back to back. Lenkų, aš pasitikėsiu šį kartą, nes žuvis vis dėlto kimba. O, yra. Opa. Tokia jo čia jau. Žiūrėk, kokia jinai spogota. Sakau, spogotos kažkokios. Jūs serga gal? Gal jos išvis pasenusios? Gal. Atsargiai būk. Gerai. Kaip nuotaikos? Pabiškė dar tik įpusėjo diena. Sponsoriai mūsų. Bros. Gerai, ant Temu meškerės, va dabar. Užmetimas, jo? Užmetimas. O, labai prastas užmetimas iš tikrųjų. Oi, kimba. O, gal geresnė biškį, jo? Yra, nėra bus, kaip sakant. Bet didesnė čia jau. Man atrodo. Sunkiau ima. Ui, daužo, gerai. Nereik gal dar. Gerai daužo, gerai daužo. Eik, tu motininė. Reik sačioko. Greitai, kol nena. Yra. Gerulė šitą, jo. Tiek ant žemuk. Jo. Ui, gerulė. Aš sakiau, kad lenkiškas pašaras, ant žiauriai mažo kablio ant 8-tuko. Ant agresijos, bet už to atsėdi kažkas. Vėl mes turime kojytę tikriausiai. Ar reikės šį kartą sačioko? Nežinau, šiaip gal nereikės. Čia palau, jo. Nebloga tokia vėl. Ne mama gal, bet pamatė. Ant lenkiško slieko. Gerai kimba. Ant sklepo sliekų. Atmanas ant Temu meškerytės. Va. Irgi tokia, jo. Aštroka. Va, ant Temu. Tikrai ant Temu, ant Sangjongo. Kur čia yra? Bazaras. Songhilhang.
Metodas jo šiandieną ne kabina, o kabina legendinė donkė. Opa, atleido man valiuką ant temuškinės. Stopudovai sėdi. Ui, sėdi. Iš karto tai va. Monstras, eik tu čia vos partempiu. Vos partempiu, seni. Monstras. Sačioka. Eik tu. Monstriuga. Stopudovai, monstras. Bet žiūrėk, temų meškerė atlaiko. Rimtai vos partempiu. Panašus bus. Tai galėtų būti padanga. Palauk, aš taip netempsiu labai gal. Kelk į viršų. Kelių pabiški. Tiesk. Sačioka. Palauk. Kodėl sačiokas nematė? Gal nesimato jos dar. Nes jinai padangas, stopudovai ten. Uik tu. Uik tu. Karotų. Lauk, atsargiai. Avai ties. Opa, temų. Temų, karasius, tokį monstrą. Toks. Keista, kad sunkiai traukės. Karasius. Lauriukas dar ant temų ištraukė. Monster fish. Ant sanglango. Nebloga. Nu, prasidėjo dvižucha ant temų meškerių. Karosiukas tai geras. Va tokių mes ir atvažiavom šiandieną. Galbūt bus daugiau. Nu, Valdas dar vieną ant temų. Dar vieną, nu, tokio nemaža visai. Nu, vidutinis. Nebloga. Ką daro donkės metodas? Donkės metodas. Važiuojam, senis. Op, atleido. Op, yra. Yra ant temuškis, bet mažesnė šį kartą. Kažkas mano, bet donkė vieną traukia. Nebesaik. Va tokia, va. Važiuojam, seni, pasikūrėm čia tų, kada bus indečat. Spaus laiką tai tikrai turit. Už tokią žvybelę. Visus rasim, kas nepaspaudė. Et gerai, kas ant temų meškerių, kad jaučias, kad tu trauki kažką. Čia labai gerai yra iš tikro. Labai jautri meškerė. Man atrodo, kad filmavau. A yra čia, nėra čia. Atrodo, kad yra. Saugiai lang šiandien juda. Man atrodo, privysim tą meškerę jau savo normalią ant kibimų. Na, čia aišku, čia maliokas toks, bet, nu. Ne, o gal čia, jo, plakis. Nu, tai biški daugiau duoda pasipriešinimo. Ai, nu, tokia nemaža jo. Čia ant mano meškerytės. O, kur pabėgo, na. Nepataikė. Sargiai. Nu, čia jau būsiu ant savo užmetęs to padovai. Nu ką, mes turim dar vieną. Gal šiek tiek didesnė netgi. Nu, tokia. Tokia. Nebloga tokia. Mes turim čia. Op. Nebloga tokia matinėlė. Jo, biškiai įsipūtus tokia. Neblogas žuveliokas. 9 šiandien. 9. Mažiausia? Nu jo. Dabar mes turim pusę pirmos. Nu jeigu taip čia kyps pastoviai, tai... Pasėdėsim dar. Tai pasėdėsim dar, jo. Normaliai. Čia garsas neįsirašė, todėl įgarsinsiu. Valdas rodo, kokį laimikį ištraukė. Pasakoja, kokia arši kova buvo ant temų meškerės. Vaizdo įraše matosi mano pirštas, nes aš esu labai geras kameristas. Čia jis rodo, kaip džiaugiasi savo laimikiu. Kojų balius šiandien. 15 minučių ir antras reikėjo. Čia garso taip pat nėra. Manteliui kažkas buvo užkybę, bet nuėjo. Galimai karšis buvo. Kilogramą, tai tokia, va. Tokia. Davai, lauriukai, tempi jie čia. Tempi. Nu tokia, mamelto. Ne maliokas visai, bet nu tokia, žinai. Jeigu taip ranką lyginti. Delninė. Nu tokia. Imk už tai Didesnį neslas. biškį. Mėsytės. Ne, dėkui. Bet ar jinai bus didelė? Nemanau. Manau, kad bus nedidelė. Nu, tokia.
Nemaža. Delninė. Kiniečiai šiandieną atidirbinėja. Tikrai atidirbinėja. Man atrodo, kad ant temų aš meškerės ištraukęs jau vos nedaugiau negu ant paprastos savo. Tai turėkit omeny, čia tukas, jeigu pradedantysis žvejys esate, tai tikrai galite rinktis ir iš temų meškerę. Ir rytė irgi. Rytė irgi iš temų. Nu, gal tik tais kabliukus reikėtų naudoti kitus. Japoniškus, pavyzdžiui. Valą irgi galite iš temų naudoti. Nes valą iš temų naudoju. Nu, pavadėlį galit kaip norit rinktis. Galit tokį, galit anokį. O mes jau turim 14 žuveliokų sąskaitų šiandien. O dar tik tais yra 2:30. We got some fish. Oh. Mr. Fish. Angry Fish. Sveiki, kaip jums sekas, Mantai? Kai 5 ryto atsikėlęs, aš jau miego noriu. Labai saulė kaitina. Saulė kaitina, taip. Kodėl jūs be kinukų? Nes įdegiau praeitą kartą kinukus. Tai dabar reikia išsilyginti. Na, dabar reikime pakalbinti žmogų, kuriam nutrūksta pastoviai valas nuo sistemėlės. Tai yra šis asmo. Kaip jums sekasi? Nenoriu kalbėti. Dabar kol kas nenori kalbėti, bet gal kai ištrauks legendinę žuvį, užsinorės kalbėti. Visados lauriukas metą, užmeta ant mano meškerės kažkaip tai. Jis nenori, kad man kiptų tikriausiai. Dabar, palauk biški. Man atrodo, man kimba kažkas. Kaip šerifui sekasi šiandien? Šerifaujam. Iš tikro, tikėjus bus blogiau. Šerifas gerai, kaktą nudegęs jau. Visai eina man reikalai. Jo. Kažką pagaunu. Pasiširiu. Ir šiaip, žinai, mokinuosi aš. Mokinuosi, man viskas čia nauja. Neturiu aš daug patirties, kaip kolegos. Bet išmokau Palomaro mazgą, labai kokybišką mazgą. Bet kortelę padėjo, taip? Kortelę padėjo, taip. Labai ačiū Temų, kad išmokė mane kažko. Žinai, kaip sakoma, duok žmogui žuvį, jisai bus sotus dieną. Išmokyk žmogų pasigauti žuvį, jisai bus sotus visą gyvenimą. Tai nebebadausiu aš dėka Temų. Tai tiek žinių šiam momentui. Ačiū Jums už interviu. Prašom, kreipkitės. O ką čia daro dabar? Pildau maistuką žuvytei, kad, žinai, prisiviliotų. Supratau. Ačiū Jums. Na tai mūsų toks interviu šios dienos žvejų. Turnyriukas, kaip sakant, sėkmingas kol kas. Žiūrėsim ant vakaro, kai bus. Bonusą partraukė mantelis miuselių biški. Bet tai didelis miuselis. Neblogas, neblogas. Nu ką, mes toliau laukiam kibimų. We have a problem, Houston. Nebėra? Tai tada is a problem. Nu jo. Čia vėl šapalas? Ar ne? Aš nesuprantu. Ne, čia geltonas akis. Pašapala nugaros kits pelekas. Ir jis tamsesnis toks biškiai. Vėl spogot. Aš nesuprantu. Bluk. Išvažiavo. Čia tukas. Ar mes turime kažką tai? Man atrodo, kad mes turime kažką tai. Turim kažką jo. Ar turim kažką didelio? Jūsų spėjimas dabar. Ar didelis, ar ne? Manau, kad nelabai. Gal? Ne. O gal? Nu, toks nemažas tikrai. Nemažas variantas. Pasipriešinimo būta tikrai. Ačiū žuviai už kontentą. Pasikeičiau aš kablį ant Temų meškerės, nes nebeturiu mažo. Ir man nebekimba. Davai lauriukas tempia monstrą kažkokį tais. Čia tukas, davai pasikūrėm. Nepaleidi. Kur? Nepaleidi. Tau kimba. Man kimba. Čia mano čiū užsipinę. Ojojoj, negerai.
Oi, kaip daužo. Čia tūkas daužo. Ui, 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 palauk, meškerė. Suk. Tai kaip pabėgo? Nu tai na. Tu nebejokink. Rūdas karšis buvo. Čia tūkas. Kaip taip? Ta, kur? Pip, tėv. Kontentas, toks kontentas. O nuėjo. Didelis kaip labai. Didelis, pizda didelis buvo. Ble, man kaip jis apie tave. Sen, nu kitą kartą, karoči, kitą kartą. Gerai, rankos susipumpavo. Kitą kartą. Kas tai yra ant temų meškerės? Nu, toks gal neblogas visai. Ar blogas? Nematau. Nu, toksai. Standartas, vidutiniukas. Standartas. Šiandienos standartas. Škybo. Vėlgi ant Sonkeilang 300. Super meškerytė tikrai. Negaliu patikėti, kad taip šiandieną gerai kimba. Nes praeitą žvejybą švis niekas nekabino. Čia taip gražiai va. Op, kimba man ir ant kitos. Vaiki. Davai. Hui. Oi. Gali būt, kad čia geras. Bet nežinau, ar geras dar. Pažiūrėsim. Nu, gal ir geras, žinai. Nesunkiai kažkaip traukiasi. Ne, oi, geras. Palauk. Op. Karšiokas. Čia yra karšis. Keliaujame namo. Hop. Pradžiai jautės tai žiauriai didelė, bet dabar... Gal karšis? Jo, didelė. Didelį. Jo, davai. Nepaleis. Aukščiau kelk tą meškerę. Aš gaudau. Tik O, nu tai kad tu, bl... Aukščiau kelk tą meškerę, seni. Kaip jis iš tos sėtkos tu. Lauriukai. 3 žuvis prapisai didelės. Sačkė atvažiuoja. Ui. Palauk. Kur jinai yra? Nematau aš jos. Tai prie kranto jau čia. Nematau aš jos. Opa! Brymas. Ui. Nu jo. Rimukas. Pagaliau. Bet šitas mažas. Pagaliau. Brymukas. Op. Gerai, tvarkykis pats dabar su juo. Eik tu. Čia gal ta pati, kur aš išėjau. Seni tokį moliuskiną užkabinau. Wow. Šamas? Ešamas. Šamas? Ešamas. Ar garas? Šapalas. Šapalionskis. Pagaliau. O ribetas išvažiuoja pirkti sliekų, nes neužtekom. Ką tu žongliruoji su ta žuvim? Mercedes Benzas. Maikė išsipurvinau naują. Mano lelytę padovanojo man Maikė. Kažką didesnio. Ne, čia irgi kimba. Nebeturiu. Ar turi? Turi. O kur? Bliakas spiroklioja, čia tu meškerė. Jo. Va, ant garo meškerės. Čia matome, kaip tie 2 meškerių apsauginiai praganė tokį kibimą ant mano temų meškerės. Blėtam po vidos vien komentarai bus, kaip man žuvis neina. Tem. Už ką? Už makruchą. Ir kitą meškerę pagavau.
Šakelė, pakomentuokit, kokią jūs didžiausią žuvį esat pagavę. Kol kas Edgariukas šiandien MVP. Aš jam nusileidau ir praradau čempiono titulą. Jaučiuos kaip dalbajoba šnekėdamas į kamerą. Laikas atsisveikinti. Pip, 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 pip. Senis Ačkė. Kur? Ui, Ir vėl, kur, nu? tai kaip? Vyrai, Vėl ant krantinės. kame problema? Seniai pas tave su visų kabliu jisai nuėjo. Nu tai tu seni, nebejoji. kaip? Žodžiu, padarom tokį apibendrinimą šios žvybos, kaip mums sekėsi, kokios nuomonės apie temų įrangą ir šiaip bendrai, kaip mes jaučiamės po šios nuostabios žvybos. Tai pradėsim nuo Valdo galbūt. Taip, ką manau apie temų įrangą? Tikrai pranoko lūkesčius. Galvojau, lūš meškerės. Meškerės atlaikė, gan neblogai. Edgaras ten kilogramas gal su kapeikom pagavo porą žuvyčių. Nesulūžo, nenutrūko. Norėtųsi, kad kabliukai būtų aštresni, o taip tai kaip ir viskas gerai. Tada perdodu manteliui. Bet aš nežvejau ant temų įrangos. Pas mane buvo tik tai paskolinta Edgariuko temų ryte. O ką daugiau aš galiu papasakoti, tai kad šiandien gavau velnių nuo temų įrangos, ant normalios įrangos savo ir tiek žinių. Šito žvyboje esu čempionas, tikrai laimėjęs prieš mantelį. Tai ant temų šiaip sukybo kokie, nežinau, 8 ar 9 kibimai buvo, iš kurių jaučiu, kad visos žuvis realizuotos. Karosas irgi ant temų įrangos užkybo, nežinau, reiks pasverti, ar kilogramas bus ar nebus. Sportinė žvyba, realiai, sportinė žvyba. Viena po kitos dienos sukybo, bet vakare kažkaip apsiramino viskas. Apsiramino vanduo, srovė ir nebekybo. Tai va tiek žinių. Labas vakaras. Pradėčiau nuo temų įrangos. Kaip pradinukams, tai tikrai patariu, bet saugokit viršūnėlės ypač, nes arba susipina valas tenai, arba jos tiesiog nulūžinėja. Ištiem žuvį viršų galima, bet reik mokėti. Reziumė, žvejyba šiandien, tikrai gera, sakyčiau. Laikas tikrai praleistas įspūdingai su broliais. Kibimų visi sulaukiam, nes siūto nervacija buvo tikrai šiandieną. Praradau 2 didelės žuvis, vieną ant Edgariuko meškerės, vieną karšį rūdą, kaip sakė, ant savo. Ne paskutinė mūsų žvejyba šitoj vietoj šiais metais. Tiek tam kartui ir laukite tolimesnių žinių. Jo, dar va dabar galimai yra kažkas man ant meškerės užkybė. Monstriukas kažkoks tai gal, arba ne, arba mailius. Arba nieko, ant temuškinės meškerės, va, pasilikau, yra kažkas jo. Opa, va, mes turime dar vieną čia. Lauk. Iškart paprakaitų. Parodysim, va, kol kalbėjom, va, apie temų įrangą jo. Kol kalbėjom, va, mes turim čia tokią dar žuvelę. Nu, ant pažiūrėjimo, kiek mes čia turim žuvies. Ištrauks. Aišku, daug paleista. Jo, daug paliau, ui, man. Nu kaip normaliai. Ne kosmosas. Krenta, net priskylės. Krenta, per skylės. Gali būti senas yra. Buvo daugiau. Seno Nu, aparatūra. pasverk. Pitakas. Ne kosmosas. Aišku, daug paleidom. Aš manau, kad iškrito daug. Visos keliauja namo. Nu, jeigu būtume čia visas dėję, tai būtų koks 10 jaučiu. O gal būtų ir daugiau negu 10. Daug paleidom šiaip. Ir kelios pabėgo. Tai nedidelės nebent pabėgo, nes skylėtai tokia. Kur? Nedidelė. Ai, nu per šitą vaskylę. O Edga tau kai kimba. Ui, kimba. Davai laikyk kamerą. Kimba Edgariukui. Užkirto. Ant sliekų užlipau. Aha, sėdi, sakė. Reikia sačioko. Bet jis stovi. Ne. Sačioko nereikia. Čiaudysiu, palauk. Išsi! Į sveikatą. Į sveikatą. Tokį malioką plaki. Silver badges. Monstras. Silver badges, kaip matot. Aha. Ant filmų, davai. Lauriukas močinat ištraukia. Žiaurų, kažkokį žiaurų. Jaurošinė, ui, geras. Geras. Į sačioką, blė. Tai sačioka, nu. Tai trauk su to sačioku, ką tu darai? Nardo tą žuvį. Brimiukas, mažiukas. Nedideliukas, jo.
Lauriukai, kaip tu? Įsilaikęs, broli. Karšta jam. Ne, karšta, aš nudegiau veidą tiesiog. Parodyk. Opa. Toks va. Ir biški galvos skauda, bet žvejyba tęsis, kaip matot. Apie temų įrangą biški pašnekėt, tai kas labiausiai patiko kuprinė, stalas, kurio aš nepasiėmiau šiandien. Vaina peklon. Nepasiėmiau stalo šiandien, žiauriai geras šiaip daiktas, pasidėti ant tos pašarus liekus, atsigerti ir panašiai. Bet šiaip nustebino, kad ant temų išvis kažką ištraukiam. Jeigu biudžetas mažas, visados galite įsigyti, nes meškerė ir ryte maks iki 40 eurų. Valas, kokie 2 eurai gal. Tai tiek žinių apie temų įrangą, o apie tolimesnės žvejybas, tai laukit Pagėgių. Pagėgių atidarimas bus. Neužilgo, sugrįšim ir čia, nes mums arčiau čia biški važiuoti. Tai tikslios vietos nesakysiu, nes paskui neberasim patys vietų. Arba rasim šiukšlių pilną. Jo, arba rasim šiukšlių. Aišku, pasakyčiau vietą, jeigu į kofį įmestumėt. Tai tiek žinių, tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, spauskit laiką. Jeigu nepatiko, spauskit laiką. Pakomentuokit galbūt kažką ir pasimatysim kitose žvybose. Viso gero. Ate.